Sveiki, gerbimieji. Nesenai jūs galite pažiūrėti, prieš tai rašinėjau video apie tai, kad brangsta GRI gamintojas, GRI gamintojo produkcija, būtent kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras vanduo. Ir aš minėjau, kad reikia suprasti, kad dabar tokia geopolitinė situacija labai neaiški, bet to su logistika, ten su tai husitais, ne viskas, kaip sakoma, įsprendė, tai didėja logistika, neaiški ten tas politinė, finansinė situacija visokia pasaulyje. Dėl to, kaip sakoma, galim sulaukti kainų didinimas ir didesnis infliacijos. Tai, kad jau nuo 10 dienos šio mėnesio, kovo mėnesį, brangsta 8% GRI produkcija, o GRI yra tikrai tokia labai populiari Lietuvoje produkcija, kadangi užtarnavo labai tokią gerą vardą, nors ir kiniečiai, bet turi labai gerą kokybę, geras kokybės ir kainos santykis. Įranga tikrai patikima, duodamos 3 metų garantiją, pardavim labai daug tos įrangos, labai sunku prisiminti kažkokios problemos, jeigu ten vienetais buvo kažką tokio, bet geras servizas, viską pašalinam ir jokių problemų, kaip sakoma, jūs neturėsite jokių bėdų su tą gamintoją. Ir labai gaila, kad būtent tas gamintojas, kuris buvo labai tokia patraukli, labai gera kaina ir labai gera kokybė. Kokybė išliko gera, bet kaina, kaip sakoma, dabar 8%. 8% čia tikrai nemažai. Aišku, jeigu pirksit kažkokią kondicionierį, ten 2,5 kW galingumo pačią mažiuką, tai ten nelabai stipriai pajausit, tai ten bus kokie ten 20 eurų, 30 brangesnė. Bet jeigu, sakysim, pirksit šilumos siurblį oras vanduo galingesnė, tai žinokit, gali kaina pašokti 500-600 eurų. Tai kad čia tikrai pinigai. Dėl to dar galit spėti, dar keletą dienų yra, jeigu sandėlį dar turėsim, sandėlį dar turim įrangos kažkiek ir galite dar spėti, kaip sakoma, įsigyti 8% pigiau tą įrangą. Bet, kaip minėjau aš video, kad tai gali būti tik pradžia ir iš tikrųjų dabar vėl gaunam žinių jau iš kito gamintojo, iš kito atstovų Daikin. Daikin čia yra labai populiari būtent aukštos kokybės, aukštos kainos įranga, japonų gamintojo. Ir jau nuo balandžio mėnesių jie jau irgi mums signalizuoja, kad produkcija pabrangs 3-4%. Tai 3-4%, kadangi Daikin yra produkcija nepigi, žinokit, net jeigu žiūrėsit kondicionierius, ten yra kaina irgi nepalyginti su GRI, bet, aišku, už kokybę kai kurie žmonės už vardą nori sumokėti, nori pastatyti japonų gamintojų ir čia aš, kaip sakoma, žmogaus pasirinkimas, nori kokybišką, gerą daiktą, gali sumokėti ir čia viskas gerai. Bet, kaip sakoma, kadangi Daikino kaina įrangos yra aukštos kokybės, labai geras žinomas brandas japonų gamintojo, dėl to 3-4% irgi jausis. Sakysim, jeigu įranga 2000, galim sakyti 2000 tai 80 eurų jo, palaukit, jau 80 eurų jau brangiau, apie 100 eurų, ja. Virš 2000 jau 100 eurų brangiau įranga jau bus kainos, bet čia gali būti irgi vėl tik pradžia, žinokit, jeigu būna, aš turiu, kaip sakoma, patirtis, mes turim, kaip po korona krizės pradėjo augti stipriai kainos, mes kas mėnesį keisdavom tos kainos, kas pusantro mėnesio tikrai tos buvo. Gaunam naują kainyną nuo gamintojo, vėl naują kainyną nuo gamintojo ir labai daug buvo tų, kaip sakoma, šolių. Ir viena kompanija iš karto gamintojos pakėlė kainą, po to kitas, po to trečias, ir po to, kaip sakoma, visi jau kėlė kainas. Tai kad aš manau, irgi čia gali būti tik pradžia. Aišku, čia nelabai gera žinia, kaip ir pardavėjams, kadangi turim pakelti kainą, taip ir galutiniam pirkėjui, kadangi žmogus turėjo sumokėti brangiau už tą pačią, kaip sakoma, prekę, kurio gal prieš porą mėnesių buvo dar galima įsigyti pigiau. Tai kad žmonės, jeigu jūs planuojat, jau turit planų, turit jau atidėtos pinigus, montuoti jau šilumos siurblius, nes, pavyzdžiui, dabar pavasaris atėjo, jau statybos atsigavo ir žmonės dabar jau įrenginėja tos butus, namus, kotedžius ir jeigu jūs planuojat jau, kaip sakoma, kad pas jūs bus arba šilumos siurblys, oras vanduo, kad jūs montuosit, tikrai montuosit, pirksit, arba kondicionierių, kad jūs turit pastatyti, ten turi būti pas jūs vasarą.
Tai aš siūlyčiau jums dabar jau pradėti dėrėtis, žiūrėti, ieškoti, pirkti, kad jūs sutaupysit pinigų iš tikrųjų. Taip. Dabar, nu, ne taip, kad sutaupysit, bet po mėnesio reikės permokėti tos pinigus, nu, tal 100 eurų, arba jeigu, sakysim, pirksit labai didesnės sumos prekę, tai jau ten nebus tik 100 eurų, gali būti ir 500-600 eurų už tą įrangą permokėti, iš tos 500-600 eurų jūs galit padengti dalis montavimo kainos ir, nu, tai bus, kaip sakoma, jums jausite maloniau. Tai, kad statybas vyksta viskas gerai, kai kurie žmonės man rašo, viskas sustoja, į krizę niekas neina, iš tikrųjų pirkimai didėja, žmonės nori užbaigti savo statybos, nori įrengti savo namus, padaryti renovaciją ir kaip sakoma, paklausa tikrai yra. Ir tai labai gerai. Ir, kaip minėjau, dabar žiūrėkit, kad ateičiai aš noriu spėti, kad tikriausiai brangs ne tik Daikin ir Gry. Kels kainą ir kiti gamintojai, tai kad netidėkit, jeigu jau nusprendėt, jeigu turit pinigų įrangą įsigyti, tai nelaukit kažkokį ten, kaip sakoma, kitų laikų, ten vasarą, kol ateis, ten birželio mėnesis, gegužės mėnesis, liepos mėnesis, planuokit pirkti jau dabar tą įrangą ir, kaip sakoma, nereikės jums mokėti brangiau vėliau. Tai, kad linkiu jums dar geros nuotaikos, geros dienos, kreipkitės pas mus, apačioj prie komentarų aš parašysiu nuorodą į mūsų elektroninį parduotuvę komfortabustas.lt. Ten pas mus yra platus pasirinkimas visokios įrangos, kondicionieriai, šilumos siurbliai, rekuperatoriai, aksesuarai, liukai ten prie rekuperatorių. Nu, žodžiu, daug turim prekių, geram kainom, geras aptarnavimas, gera garantija. Tai, kad kreiptitės pas mus, mes norim, mūsų tikslas, kad jūs būtų patenkinti, kad jūs galėtum gauti gerą kokybišką įrangą, gerą konsultaciją, aptarnavimą, už priimtiną kainą, kad jūs būtų patenkinti, kad mes dirbam ne veltui, kaip sakoma, galim padėti jums, padėti įsigyti reikalingą įrangą, padėti įsigyti tinkamą įrangą, padėti palaikyti garantiją, kad jūsų įranga dirbtų gerai sklandžiai, tai kad mūsų pastangos ir jūsų pastangos, kaip sakoma, prives prie gerų rezultatų. Tai kad visiems geros dienos, geros nuotaikas, iki sekančio karto.